Sveiki. Ši savaitė buvo kaip niekada pilna užsienio politikos, geopolitikos, netgi sakyčiau geoekonomikos. Kai kas sako dabar, kas išprovokavo Jungtinės Amerikos valstijas ir Izraelį smogti smūgius Irano režimui. Bet ar mes nepamename, kad 47 metus Irano mulos, tai yra religiniai fanatikai, jie tiesiog skelbia, jie tiesiog reikalauja ir jų pagrindinis gyvenimo tikslas yra sunaikinti Izraelį ir Jungtinės Amerikos valstijas. Kada dešimtmečiais tu tą darai, kartoji ir imiesi konkrečių veiksmų, žudai politikus, nuodiji opozicionierius ir panašiai, žinot, ateina laikas, kada matyt ir ginklai prabyla. Todėl tos, aš sakyčiau, paverkšlenimai apie tarptautinės teisės paminimą, apie įgaliojimų nebuvimą, o ką mes tikimės iš jungtinių tautų įgaliojimo ar sutikimo, žinant, kad saugumo taryboje sėdi Kinija su Rusija, kad galima imtis veiksmų, tarkime, prievartos veiksmų, panaikinant Irano branduolinį projektą, jūs tikitės? Aš ne. Žinoma, dabar mes esame eskalacijos etape. Bus poreikis ir deeskaluoti visą šitą reikalą. Ir aš manau, kad tai bus padaryta, galbūt dalyvaujant jau ir Europai ir panašiai. Kol kas Europos indėlis yra minimalus, aš sakyčiau, daugiau stebėtojo, daugiau tokio patarėjo, bet nedalyvio. Matyt, ir nebus didesnio dalyvavimo, nes iki pat karinės operacijos, iki vasario 28 dienos, ES politika buvo, aš pasakyčiau, pasimetimo ir nepilnų sprendimų pozicija. Revoliucijos gvardiją įtraukėme į teroristų sąrašus, bet tuo viskas ir baigėsi. 5 ir daugiau metus mes pastoviai beldėmės į duris, reikalavom, kad tai būtų padaryta. Ekonominiai galbūt kai kurių valstybių interesai, galbūt istoriniai ir visi kiti neleido ES priimti šitų sprendimų. Pasiekmės bus įvairios, tame tarpe ir ekonominės. Greičiausiai pabrangs ir toliau brangs nafta ir dujos, bet gera žinia matyti yra ta, kad saugumo tiekimui į Europą tai neturės įtakos. Dabar kalbama, kad nafta gali pabrangti 5%, dujos 8%. Aš labai tikiuosi, kad vis dėlto to regiono kitos valstybės, Saudo Arabija, suras būdus, kaip pateikti daugiau šių produktų į tarptautinės rinkas, nuraminant alkį ir stabilizuojant situaciją. O tie, kurie pirkdavo iš Irano dėl Kinijos, tegul rūpinasi patys. Jie finansavo tą režimą. Kągi, dar kartą Orbanas parodė, kas jis yra, kur jo yra draugai ir kas jo yra tariami priešai. Jis dar kartą metė iššūkį Ukrainai, tiesiog pagrasino kariniam priemonėm, kad imsis karinių priemonių, kad vėl atidarytų tą vadinamą družbos naftotiekį ir nafta toliau rusiška tekėtų į Vengriją. Tai padarė pačiu brutaliausiu būdu. Toliau sekame provokacijas. Štai 7 Ukrainos valstybinio banko darbuotojai, kurie vežė arti 40 milijonų eurų, buvo sulaikyti Vengrijoje. Iš jo galima tikėtis bet ko. Ko aš nesitikėjau, kad štai opozicijos lyderis Peteris Magyaras iš konservatorių partijos ir grupės čia parlamente, jis irgi pakartojo ganėtinai, sakyčiau, tokią nacionalistišką, tokią provokatyvę gaidą, pakomentuodamas štai šitą visą situaciją. Na kągi, jau ne vieną perspėjimą mes girdime dėl to politiko. Aš tikiuosi, kad jisai mokosi ir vis dėlto subręs kaip politikas, o ne kartos tiesiog Orbano klaidų. Šiomis dienomis mano grupėje mes pateikėme vėl siūlymą grįžti prie užšaldytų rusų aktyvų panaudojimo finansuojant Ukrainą. 90 milijardų paskola, jinai yra, kaip sakyti, ant jos uždėta Orbano ranka, taip pat ir Ficu tenai dalyvauja, bet mes turime turėti kažkokį tai sprendimą. Balandžio pradžia yra kritiškai svarbi Ukrainai gauti pirmosius pavedimus, pirmą finansinę paramą. Jeigu tai neatsitiks, žinoma, mes matysime situaciją besikeičiančią ir fronto linijoje. Todėl abu šitos variantus reikia svarstyti. Aš žinau, kad nėra
entuziazmo, nėra politinio apetito ir panašiai. Belgai, prancūzai ir kiti vėl stabdys ir taip toliau, bet tegul jie pasiūlo sprendimą. Ir tiesą sakant, ES sprendimai turi būti, aš sakyčiau, geriau apgalvoti. Su Orbanu žaisti tokį aritmetinį žaidimą, duodi, gauni, iš tikrųjų neturi prasmės. Jisai yra, sakysiu atvirai, Kremliaus agentas ne tik Budapešte, bet ir visoje ES. Linkiu Jums gražios Kaziuko mugės. Iki.